Sveiki! Gyvai iš studijos laidoje turime pašnekovę Gabiją Nekrašienę, Retro Madame prekės ženklo įkūrėją, kuri kuria įspūdingo grožio 50-ųjų laikmečio stiliaus sukneles. Sveika! Sveiki. Papasakok žiūrovams apie save ir ką dirbai prieš pradėdama savo verslą. Na, kaip ir nieko ypatingo atrodo negaliu papasakot, tai esu Gabija, man 33 metai, gimiau, augau Kaune, dabar su šeima gyvename Kauno rajone, turiu 2 vaikus, kuriam vienam iš jų net 9 metai, kitam 6,5, tai galima paskaičiuoti, kad mama tapau labai jauna. Visą laiką mokykloje ir toliau man patiko matematika, skaičiai, todėl įstojau į finansus, baigiau finansų studijas kolegijoje, vėliau tas pačias žinias tobulinau netgi ir KTU magistro studijose, bet ir įsidarbinau apskaitininkę, tai 7 metus dirbau apskaitininkę, per tą laikotarpį pakeičiau net 3 darbovietės, bet visose tose darbovietėse nesijaučiau laiminga, nesijaučiau savimi, jaučiausi tokia, atrodo, suvaržyta, neatsiskleidusi, atrodo lyg ir mano, bet tuo pačiu ir ne mano, kol vieną dieną supratau, kad yra ne mano kelias, ne mano svajonių darbas ir kad aš pati esu atsakinga už savo svajonės, už savo likimą ir nusprendžiau savo svajonių darbą susikurti pati. Ir koks tas svajonių darbas? Iš pat pradžių neturėjau jokios visiškai minties, ką aš noriu daryti, bet giliai širdyje tikrai žinojau, kad aš galiu daugiau ir moku daugiau negu tik tai sėdėti tam darbe prie kompiuterio nuo 8 iki 5, kas buvo visiškai irgi ne mano būdai. Tai vieną dieną su kaip drąsiai išėjau už darbą visiškai niekur. Drąsu. Drąsu, taip, aš irgi tuo metu įsitikinau, kad vis dėlto aš esu drąsi, kad galiu tai padaryti. Ir laikui bėgant, ieškojimų būdu, radau kelias grupės Facebook'e, mokymus išsipirkau, tiesiog ėjau tą verslumo pusę, nes žinojau, kad aš daugiau nenoriu dirbti samdomą darbą, noriu turėti savo ir taip pat po truputį vienų kursų, kitų kursų dėka išsigryninau savo tą svajonių veiklą. Kursų dėka, taip? Kursai padėjo tau suprasti, ko nori, ar ne? Taip. Bendruomenės, moterų, klubai. Ir kas tai buvo per kursai? Kas būtent lėmė, kad išsiaiškinai? Taip, tų kursų dėka mums reikėjo išsigryninti savo svajonių dieną, apsirašyti savo svajonių dieną. Tai tas svajonių dienos apsirašymas man ir sudėjo visus taškus ant I. Ir kaip atrodė tavo svajonių diena, kas ten buvo tokio ypatingo, kad supratai, kad viskas jau čia. Iš pat pradžių skambėjo labai taip abstrakčiai, sakyčiau, kad tai ryte atsikeliu, išvežu vaikus, ten joga, žalieji kokteiliukai, čia jau toks iš fantazijos galbūt. Kad aš pati važiuoju sportuoti, susitinku su klientais, bet tai nebuvo taip apibrėžta, kokie tie klientai, koks tas bendravimas, kad turiu savo studiją, bet kas toje studijoje turi būti. Irgi nebuvo aišku, bet vėliau išsigryninau, kad aš labai myliu sukneles. Nes pas mano spintoje vien suknelės, atsidariau Pinterestą, ten irgi vien suknelių visokie modeliai ir tie modeliai nėra tai, kaip aš sakau, tos šiuolaikinės suknelės, kur dabar madinga tokie oversiziniai, bet pas mane buvo klasikinis stilius, būtent orientuotai 50-uosius, kas yra pabrėžtas liemos, pūstas sijonas, tokie modeliai pas mane buvo labai akcentuojami. Ir aš supratau, kad šitų suknelių taip paprastai neįsigysi. Kiek esu ieškojus, tai buvo sudėtinga įsigyti, nusprendžiau, kodėlgi nepabandžius pačiai tai daryti. Pradėti kurti sukneles, taip? Taip. Ir kaip tada gimė tau mintis, atsidarei studiją, ar tiesiog kažkur namuose bandėjai siūti? Ne, studijos dar iki šiol neturiu, turiu namuose savo darbo kambarį. Ir reikia prisipažinti, kad suknelių aš pati nesiuvu, aš turiu siuvėją, kuri tai daro, bet aš generuoju visas tas mintis, suknelių modelius, taip, modeliuoju, ieškau idėjų, sekančių suknelių modeliams, ieškau audinių, bet ką darau, tai pati sukerpu sukneles. Ir nuvežus siuvėjai, tik tai jau reikia susiūti. Įdomiai skamba.
Tai tavo studija vadinasi Retro Madam. Taip, Retro Madam. Kaip gimė šis labai skambus pavadinimas? Dėl pavadinimo tikrai sulaukia daug komplimentų, gražių žodžių, tai labai smagu, kad žmonės įsimena tą mano pavadinimą, o jisai išsigrynino vieno susitikimo metu, apie kuriuos mes kalbėjom su kita moterim, kuri dirba su socialiniais tinklais, tai va, jo metu mes išsigryninam tą pavadinimą, bet galiu pripažinti, kad jis grinai yra visiškai apie mane, nes retro tai yra apie tą laikmatį, apie kurį aš kuriu sukneles 50-ieji, o madam, tai jau ir taip aišku, kas. Tai net būna draugės parašo, madam, ką veikia šiandien, kaip sekasi. Jau ir vadina taip. Taip. O kaip sekėsi pradėti verslą? Ar buvo sudėtinga? Ar galvoji verslo planą? Galbūt nieko? Nieko, tai buvo toksai nerimas tačia galva, kad nieko neturėjau, nieko nežinojau, tiesiog dariau taip, kaip man atrodo, su keliais pasitarimais, tai su vyru, tai su kitais, tai su tavo pačia moteris bendruomenė, kaip ką daryti. Bet viskas buvo tiesiog iš savęs pačios, nes tie patys pirmi darbai tai buvo tokie, sakyčiau, labai malonus, nes jie buvo grinai kūrybiniai, tai išsigryninti suknelį modelį, susirasti audinį, kas man irgi labai patinka. Sunkiausia turbūt buvo susirasti siuvėją. Nes kai pradėjau ieškoti siuvėją internete, per skelbimus, tose pačiose siuvėjų grupėse atsiliepė kelios, bet niekas nenorėjo siūtas. Pasakymas buvo, žinokit, tai nėra masinės gamybos siuvimas, tai geriausiu atveju galėtų būti tik tai asmeniniams siuvimams tokios suknelės. Tai toks, atrodo, banga nubloškė mane, reikia kažką daryti, galvoti, bet laikui bėgant, taip per pažįstamus, taip pat kažkaip atrodo, tas siuvėja man iš dangaus nukrito. Reikiamą metu turbūt, ar ne? Taip, reikiamą metu, reikiamą vietą atsirado tas siuvėja. Ar susidūrėjai su kokiais nors dar sunkumais, iššūkiais, apart to, kad susirasti siuvėją? Tai čia buvo toks pirmas toksai iššūkis, antras iššūkis, žinoma, buvo pardavimai. Manau, daugelis susidūrė. Taip, pardavimai didžiausia buvo problema, dar ir išlikus yra ir iki šiol, nes tik turi atrasti tą būtent savo pirkėją, užnorinti pirkėją, kad pirktų būtent tavo produktą, tavo suknelę. Tai šitas irgi buvo sunkus, nes sulaukiu daug komplimentų, daug palaikymo iš šalies. Oi, kaip gražu, kaip fainai, kur kirk toliau ir taip toliau ir panašiai. Bet vis tiek tavo pirkimo, tavo galutinio taško, ko reikia labiausiai ir nėra. Vis dar nėra, ar... Yra, bet ne tiek, kiek norėčiau, kad būtų. Visada yra, kur kilti aukščiau. O kiek laiko jau gyvuoja? Vasario mėnesį jau bus 2 metai. Tai dar visai toks... Jaunutis, taip. Ar buvo kilusi tokių minčių, kad viskas nebenoriu, čia jau jokių suknelių, nieko? Buvo 1 metai, tai iš vis buvo, galiu sakyti, viena didelė katastrofa, daugiau buvo ašarų, negu tų laimingų dienų atrodo, ir buvo savęs menkinimas, o Jėzus, ką aš čia darau, aš vis tiek nieko nemoku, niekas manim ir nesidomi, niekam šitos mano suknelės neįdomios. Tikrai buvo daug tokių dienų, kad ne, viskas metu ir grįžtu atgal į darbą. Buvo vis tokių minčių. O kas palaikė, kas visgi padėjo išlipti iš visos šitos sumaišties? Palaikymas, tai svarbiausia, tai šeimos palaikymas buvo. Tos pačios moterų bendruomenės palaikymas, vyras labai palaikė, net vaikai, mano mergaitė irgi labai dievina sukneles, aš kaip ją vadinu mano mažoji vadybininkė, nes jis skaičiuoja, tai mama, kiek šiandien suknelių pardavė. Visada giria irgi mano sukneles, kad šita graži, atsimenu, parsivežiau šio rudens žiemos jau metų naujas sukneles. Ne, mama, žinok, labai panašu į sukneles, kurias tu gali rasti parduotuvėje, ką nors pakeisk. Jau jinai modeliuoja man. Tai ne veltui sakoma, ar ne, kokia mama, tokia dukra? Greičiausiai. Labai pas mus panašu. O aš žiūrėjau tavo sukneles, labai jau įspūdingos, ryškios, gražios, tokios vasariškas, netgi sakyčiau, nes tokios spalvotos. Labai gražu. Ir iš kur semiesi idėjų kūrybai? Tai visų pirma, noriu labai padėkoti už tokius komplimentus suknelėm.
Visas mano idėjos, tai mano didžiausias įkvėpimas, galėčiau sakyti, yra Kristianas Dioras. Aš labai akcentuojuosi jo kūrybą ir kas yra, kaip ir minėjau prieš tai, kad įliemenuotas liemuo, paryškinta krūtinė, pūsti sijonai, kartais net ir ta varpelio formos apačia suknelė, tai visas įkvėpimas ir idėjos eina iš jo kūrybos, o jo kūrybą rasti tikrai nesunku internete. Taip. Tai viena kita detalė paimta iš jo, kai kurios detalės pritaikytos iš šių laikų, tai kokie nerinukai paimti, tai dirželis, tai dar kas nors tiesiog, nu taip, dėdi ir gaunasi galutinis taškas. O dukra prisideda šiek tiek prie kūrybos, galbūt, kaip minėjai, kažkokių idėjų duoda, gal... Jinai ima mano audinį, sako, mama, man pasiūk suknelę, bet ne tokia kaip pas tave, bet biškai kitokia. Jinai savo modeliuoja suknelės. Pasako, ko noriu, bet irgi jai labai svarbu akcentuoti, kad suktųsi sijonas. Tai čia mergaičia turbūt jau didžiausia svajonė suknelė. Kad suknelė suktųsi taip. Tai turbūt dukros spinta yra daugiausia suknelių. Dabar jau tas metas, kai įvyksta toks pereinamasis laikotarpis, jau linksta ir link džinsų, bet tik tiek pagrindas išlieka suknelės. O kas pas tave vyrauja spintoje? Ar irgi suknelės ir būtent tavo kūrybos visos suknelės, ar visgi taip mėgsti palaviruoti? Absoliučiai. Vien suknelės. Turiu vienus kitus džinsus, turiu treningus, kurių nemėgstu. Man tiesiog nepatogu. Džinsai man irgi nepatogu, bet turiu kelis tokius rūbus paprastesnius, kurie yra skirti nuvežti vaikus į mokyklą ir viskas. Aš nebūna ir namuose užsivelku suknelę, nes man tiesiog taip patogu, man taip patinka. Bet kaip klausai, ir vien tik mano kūrybos suknelės, tai ne, pas mane yra ir kitų suknelių, bet jos yra vintažinės. Aš labai dievinu dar vintažą, tai aš apsilankau ir vintažinėse rūbų parduotuvėse ir išsirenku ten savo suknelės. Tai aš jau įsivaizduoju, kad tavo stilius turbūt yra toks labai savitas. Turbūt, galima būtų taip pasakyti. Ir dar žiūrinėjau, kai žiūrėjau visas nuotraukas, tavo sukneles, socialinėje erdvėje mačiau ir aprašymus prie kiekvienos suknelės. Tai vėlgi, man toks jausmas, tiesiog skaitai ir tarsi tu išgyveni tą suknelę, tu tarsi pajauti, tai labai gilus aprašymai. Kaip gimsta idėja aprašyti suknelę? Ar iš suknelės gimsta, pirmiausia sukuri suknelę, tada gimsta kažkoks jos aprašymas, ar pirmiausia idėja, aprašymas ir tada jau suknelė? Būna visai įvairiai. Nėra vieno tokio recepto, kad buvo būtent taip darau, bet tas suknelio aprašymas irgi buvo toks spontaniškas. Tiesiog vieną kartą vieną suknelę prašiau, man labai patiko ir sulaukiau daug atgalinio ryšio, kad moteriams irgi patiko. Galvoju, tada reikėjo kiekvienai sukneliai sugalvoti, visų pirma sugalvoti vardą, o tada jau tą gimimo arba pačios suknelės tą vaizdo aprašymą. Bet iš tikrųjų tai labai įtraukia. Įtraukia, nes aš dažnai prašau auditorijos, kad man padėtų sugalvoti vardus suknelėm. Tai tokių vardų moteris prirašo, prigalvoja, kad wow, stebiuosi. O klientės, kaip perka sukneles, ar visgi išvaizda, ar irgi taip pat įsijaučia į suknelės visą? Aš manyčiau, kad įsijaučia, nes irgi sulaukiu labai daug gražių atgalinių žodžių, kurie... O jos viena tokia žinutė buvo parašė, kad buvo net apsiverksiu. Toks gilus buvo jos pačios tas parašymas, kad labai mane tada nustebino ir labai taip palietė. Turbūt yra geriausia ir jaukiausia ir maloniausia sulaukti atsiliepimą, ar ne? Taip, be abejo. Ir papasakok šiek tiek apie suknelių gimimus, jeigu galim tai pavadinti. Kaip gimsta suknelės? Labai įvairiai. Būna tokiu atveju, kad pamatau audinę, aš įsimyliu, žūtbūt noriu nusipirkti, nes čia yra mano. Ir paskui vėliau tada galvoju, kokia suknelė galėtų iš jos būti. Nes tam yra tam tikrų audinių, kurie galbūt netaip gula, netaip krenta, nebus neišteistas sijonas papūstas ar dar kas nors. Tada jau bandai dėlioti tas detalės, kad gautųsi tas labai gražus galutinė suknelė.
Būna kitaip, kad aš jau turiu viziją suknelės mintyse, kaip jinai turėtų atrodyti, bet tada ieškai jai būtent tinkamą audinio. O tada audinio paieškos būna užtrunka ir 1,5 metų, nes nerandi būtent tą audinio. Nėra taip, kad aš nuėjau, va, tokia suknelė, toks audinys, imu perku, ne, man vis tik reikia kažkaip išjausti tą dalyką, kad būtent pajaus, kad tai yra mano ir šiaip aš esu labai perfekcionistė, man turi būti viskas tobula, viskas gražu, viskas gerai, nes kol nebus tobula, aš tada nepaleisiu suknelės į rinką, negalėsiu parduoti. Turiu kiekvieną smulkmeną, ar ne? Taip, kiekviena smulkmena turi būti apgalvota. Turbūt dabar taip pagalvojau, kad dažniausiai ir lankaisi audinių turbūt parduotuvėje, ar ne? Nes minėjai, jeigu 1,5 metų trunka, tarkim, audinio ieškojimas. Ar tu važiuoji po visą Lietuvą ieškoti audinio, ar apsistoji tik savo mieste? Savo mieste ieškau, Kaune, važiuoju į Vilnių ieškoti, būna ieškau ir internetu, paskui važiuoju, bet vis tiek man reikia pačiupinėti gyvai. Tai reikia, man vis tiek, toks yra, turbūt kūrėjų siuvėjai, toks bruožas, vis tiek reikia pačiupinėti. Būna pas draugę, pamatau suknelis, pradėti čiupinėti, kas čia per audinys. Tai taip, aišku, turbūt palietus tada per pojūčius. Per pojūčius tada viskas taip. O ar kada galvoji, turėjai tokių minčių kurti kito laikmečio sukneles? Ar viskai tik 50-ieji? Kiti laikmečiai manęs taip nevėlioja, kaip būtent 50-ieji, nes 50-ieji grinai yra apie mane, mano ir viskas, bet turiu minčių galbūt pasiūlyti, išplėsti savo drabužius ir pasiūlyti kitokių drabužių. Galbūt kostiumėlis, galbūt kelnės, galbūt palaidinė. Neapsistoti ties vien suknelėmis. Bet vis tiek tai būtų tas pats laikmetis, taip, ar ne? Vis tiek 50-ieji. Ir įkvėpimas vis dar tas pats? Christian Dior? Christian Dior, nebent Coco Chanel, jos tvido kostiumėliai, kurie vis dar yra labai madingi. Taip, dabar taip ypatingai. O tiesiog tu pati spinduliuoji moteriškumą, tikrai spinduliuoji. Tai kas tau pačiai yra moteriškumas? Šiaip iš tikrųjų sunkus klausimas, bet čia atrodo turbūt ir lengvas klausimas, o šiaip tai iš esmės tai net nėra vieno ir tokio teisingo, kaip pasakyčiau, apibūdinimo, kas tas yra moteriškumas, nes jis apima labai daug aspektų, tai yra ne tik išorė ir vidus, ir aš kaip mėgstu sakyti, kad moteriškumas yra vidaus ir išorės harmonija, kai viskas turi būti toks, kaip sakau, balansas tarp visko, ir tai nėra tik tai išorės grožis. Jeigu mes pasidažysim, visada būsim pasidažiusios, susiškausios suknelę, tai nereiškia, kad mes būsim moteriškos. Vis tiek dar turi būti, tai yra atitinkama elgsena, laikysena, požiūris, kaip tu save reprezentuoji, kaip žmonės tave mato. Visa tai yra susiję labai glaudžiai. Tarkim, tai su suknelė ašgi nesidėsiu, va taip, kaip pavyzdys, jau čia tikrai bus nemoteriška, galbūt aš atsisėsiu, va taip. Tai jau tikrai atrodys daug moteriškiau. Taip. O kokia elgsena galbūt išduoda tą tikrą moteriškumą? Ką reikėtų? Nes labai dažnai aš tiesiog pastebiu, kaip tu sakai, apsirengę suknelę, pasidažę čia, eina pasitempus, graži, viską aukštakulniai. Ir būna taip. Išspūsto koks nors žodis. Ir baigėsi visas moteriškumas. Tikrai taip, labai daug reikia atsižvelgti. Tai, pavyzdžiui, į tavo eiseną, į tavo veido mimikas, galbūt jeigu tu stebūsi susiraukus, tu irgi neatrodysi moteriškai. Gal reikia tiesiog man bent jau reikia atrodo, kad atsipalaidavimas ir lengvumas turėtų eiti kartu su visa ta gražia išvaizda. Taip. Aš irgi iš tiesų dabar pagalvoju. Mandagumas dar labai daug ką duoda. Nes esam turėję tokią nelabai smagią situaciją, kai mes ėjom mieste su šuniuku, mergaitė vedėsi šuniuku, aš pavadėjau, dar tas šuniukas pas mus mažiukas, buvo ten kelių mėnesių, tai viena, tai kita pusė duodasi ir eina iš priekio moteris, bet tokia moteris amžiuje, matosi pasitempus, gerai apsirengus, jau toks, atrodo būtų iš aukštuomenės moteris. Ir jinai eina, ir mūsų šuniukas sugalvoja tiesiog atsisėsti vidury Laisvės alėjos. Ir jinai ne tai, kad apeitų mano mergaitę su šuniuku, bet jinai ėjo tiesiai per pavadį, tas pavadys aplink kojas apsivyniojus ir nereikia ant visos Laisvės. Leiskit man praeit. Tai visas moteriškumas, visas jos tas grožis ir nublanko. Išgaravo.
nebesikentės tokio jos poelgio. Tikrai, nu taip, turbūt ne kiekviena moteris gali būti moteriška. Ar visgi galima išmokti moteriškumą? Aš nesakyčiau, kad to galima išmokti, nes tai nėra toksai mokyklos kažkoks dalykas, lietuvių matematika ar fizika, kur ten yra pamoka ir va taip, 2 + 2 = 5 ir mes jau mokam, kas yra moteriškumas. Nesakyčiau, kad tai galima išmokti, bet vis tiek tai yra ir įgimtas dalykas, bet kartu ir išmokstamas ir perduodamas galbūt kaip tradicija. Mamos dukrai arba iš močiutės gali perimti tam tikrus bruožus, kurie tave daro moterišką. Bet yra tokių dalykų, kurie galbūt galėtų paskatinti tą tavo moteriškumą. Nes vis tiek pas vienas moteris, manau, tas moteriškumas labai jau spinduliuoja, o pas kitas gal dėl tam tikrų priežasčių yra truputėlį paslopintas. Tiesiog būtų galima pravertas dureles išlaisvinti moteriškumą. O kaip tą reikėtų padaryti, išlaisvinti? Irgi vieno recepto tikrai nėra kiekvienai moteriai. Bet yra, aš manyčiau, kad tai galėtų būti galbūt meditacija, pabuvimas su savimi, išėjimas į grožio saloną, galbūt. Dar siūlyčiau moteriams prisiminti tą momentą, kai jautėsi pati moteriškiausia savo gyvenime ir bandyti atkartoti tas detalės, domėtis, galbūt menu, skaityti, šokti. Šokis tikrai priduoda moteriškumą, aš pati lankau šokius. O, tikrai kokius? Taip, solo latino. Taip, tai aš po jų irgi išeinu pasikrovus ir grįžtu namo su šypsena atsidavus. Tai siūlyčiau daug dalykų išbandyti, aš dabar negaliu visų pasakyti, nes aš organizuoju renginį būtent moteriškumo tema, tai nenoriu visko atskleisti, nes mes turėsim diskusiją apie tai, kaip atskleisti tą moteriškumą, tai norėsiu, kad įsitrauktų ir renginio dalyvės, bet aš tiesiog siūlyčiau moteriams bandyti, ieškoti, kas būtent jai tiktų, kaip tą moteriškumą atskleis. Galbūt ieškoti autoriteto ir bandyti perimti savybės iš jos. Ir tai nebūtinai turi būti kažkokia socialinių tinklų žvaigždė ar kažkokia scenos žvaigždė, tai gali būti ir mama, ir kaimynė netgi, kuri turi tam tikrus bruožus, kuri tau yra kaip autoritetas. Įdomu. O kaip tu galvoji, ar suknelės jaunai prideda moteriškumo? Manyčiau, kad taip. Prideda. Aišku, kad prideda. Man apskritai moteris su suknele tai yra labai gražu. Labai. Aš atkreipiu tikrai dėmesį moteris, kurios yra su sukneliu. O kaip makiažas? Makiažas gal ne tai, kad makiažas, bet susitvarkymas moters, reprezentatyvi ta išvaizda, tai nebūtinai gali būti ryškus makiažas, tu gali tiesiog paryškinti savo gražiausius bruožus, bet kas tikrai reikalinga, tai švarūs plaukai. Švarūs plaukai, tikrai. Kvapas moters. Taip, be abejo. Aukštakulniai? Aukštakulniai šiek tiek, bet galima užsidėti ir, pavyzdžiui, balerinės smailianosios, jeigu nemėgsti aukštakulnių. O jeigu moteris su kostiumu? Ir kelnes, tas mokus, taip. Irgi moteriška. Moteriška. Nes jeigu tu tada spinduliuoji iš vidaus, jeigu tu eini pasitempus, taip, kodėlgi ne? O jeigu reikėtų tau, tarkim, išskirti vieną patį moteriškiausią moters bruožą, kas tai būtų? Pirma šovusi mintis turbūt būtų šypsena, o paskui eitų spinduliuojančios akys. Labai įdomu. Šiaip labai pritariu turbūt. Šypsena tai vienareikšmiškai. Moteriai labai daug priduoda šypsena. Priduoda. O tu pati visada jautėsi tokia moteriška? Va, kai atsiuntei klausimus, šitas buvo klausimas ir galvoju, Jėzus, ką čia dabar atsakyti? Turbūt buvo vienas vienintelis, į kurį aš neatsakiau. Ar aš jaučiausi moteriška, tai negaliu sakyti, nes turbūt, kai tau 16 arba 20, tai apie kokį tu moteriškumą galvoji, labiau turbūt norisi parodyti savo figūrą, labiau, tai čia galbūt toks kaip seksualumo išraiška buvo. Bet laikui bėgant ta moteriškumo savoka keičiasi, kaip ir tu pati, tai manyčiau, kad aš jaučiausi, bet pati to nesupratau.
Nes tik laikui bėgant supranti, kad vis dėlto tai buvo tavo moteriškumas, tik jis išreikštas buvo gal iš kitos prizmės. Mhm. Arba pati gal truputį kitaip moteriškumą suvokė tuo Ir taip, metu, ką ne? aš noriu pasakyti, kai tau 16, tu tą moteriškumą vienaip suvoki, kai tau jau 33, su tą moteriškumą suvoki dar kitaip. Mhm. O dabar tada susimaščiau, o kaip kažkaip moteriškumą jaučia 16 metais? Tai va, man ir nes pas mane buvo, tuo metu aš tikrai tų suknelių ir nenešiau, bet kas tuo metu buvo, tai aptempti rūbai, kad tik paryškint figūrą, krūtinę parodyt. Va tokie buvo išraiškos formos, kažkaip per išorę viskas buvo. Taip, figūros turbūt atskleidimas, ar ne? Nes ta pati paauglystė, tas kūno besikeitimas, hormonai, kurie plūsta. Ir labai gerai atsimenu dar savo jaunystę, tai makiažas būtinai. Būtinai makiažas. Pudra, lūpos, pravedimas. Ir aš atsimenu tos pudros iki čia teptas būdama. Kokias tas efektas. Kas vieną gyvenimą gyvena. Veidas kita, rankos dar kita. Ir čia buvo taip, labai gražu buvo tuo metu. Ir iš tiesų labai įdomu žiūrėti, kaip keičiasi tas moteriškumas visais laikais, ar ne? Tiek kalbant apie kiekvienos moters asmeninį gyvenimą, keliaujant nuo paauglystės link brandos, ar ne? Ir laikmečiais, kaip keitėsi moteriškumas. Taip? Taip, su kiekvienu laikmečiu irgi moteriškumas keitėsi, nes anksčiau moteriškumas buvo labiau suvokiamas kaip per motinystę, kaip per šeimos sergėtoją, čia jau aš kalbu apie tas visai senesnes epochas ir panašiai. Šiais laikais moteriškumas vėl keitėsi ir jis labai pasikeitė tada, kai moteris pradėjo dėl savo teisų kovoti. Feministės, taip, ir tada tas moteriškumas kaip ir pasidarė labiau užslopintas. Ir šiais laikais irgi moteris atrodo viską daro vienu metu ir augina vaikus, ir rūpinasi šeima, ir dirba, ir daro karjerą, ir dar kažką papildomai, kažkokį hobį turi, irgi atrodo to laiko savo nebelieka ir moteriškumas irgi lieka nublankęs. Taip, iš tikrųjų dabar moteris nori viską pačios padaryti, vyrams prisidėti leidžia labai mažai. Tai va čia turbūt ir yra tavo problema, kad vis dėlto moteris mes esam trapios būtybės. Gal leiskim bent vieną akimirką vyrams, leis mumis pasirūpinti, pasiūs tokiam gležnom, trapiom ir... Taip, aš irgi dabar galvoju, susimašiu apie save, nes kartais irgi reikėtų turbūt priminti gal vyrui, kad aš irgi esu moteris, ar ne? Manau, kiekviena moteris galėtų tą padaryti. Aš manau, ir norėtų kiekviena moteris pabūti bent akimirką tokia gležna, kad vyras pasirūpintų. Taip, nes tokie dalykai vyksta greičiausiai draugystės pradžioje. O paskui užsisuka tas ratas, tokia rutina, kaip sakau, ir vienas į vieną pusę bėga, kitas į kitą ir tu nebematai. Ir nebeleidai savo ir pabūti tokia tikrai. Turbūt moteriškiausia galbūt būna, kai reikia pasipuošti, kokį renginį, ar ne, nuvykti, tada jau leidai savo atsiskleisti. Oi, tada tikrai taip, jau tada viską atrodo, susidedant savęs ir makiažas, ir plaukai, ir suknelė, jau tada spinduliuoja visą. Taip. Ir minėjai kaip tik, kad bus renginys kažkoks apie moteriškumą, ar kas tai per renginys? Tai bus pirmasis mano organizuotas renginys kartu su aromaterapijos praktikė Živilė. Bus renginys Kaune ir taip mes jo metu kalbėsime būtent apie tai, kas yra moteriškumas, kaip jį atskleisti, kaip jisai keitėsi per visą tą laikotarpį. O Živilė padarys moterims testą su kvapais, nes jinai dirba su eteriniais aliejais, kurio metu išsiaiškins, ar moterų tas moteriškumas yra užslopintas ar ne. Ir taip pat paaiškins moterims, kaip per kvapus irgi galima tą moteriškumą atskleisti. Tai ta prasme, iš kvapų tu gali sužinoti, ar pas tave moteriškumas užslopintas kažkur. Taip, šitas man irgi negirdėtas dalykas, naujovė, bet jinai su šitais dalykais dirba ir praves moteriams tokią edukaciją. Aš pati labai laukiu šito. Kada vyks renginys? Renginys vyks lapkričio 7 dieną Kaune. Nepraleiskit progos sudalyvauti, nes skamba tai labai intriguojančiai, labai įdomiai, ar ne? Labai tikiuosi, kad taip ir bus. Labai ruošiamės jau. O, tai aš manau tikrai. Ir visas renginys būtent bus moteriškumo tema, ar ne? Taip.
tu būsi lektorė vienos dalies ir Taip, aš būsiu ta, kuri, kaip su, teorinės dalies, Mhm. o Živilė jau bus tos praktinės dalies. Labai linkiu Jums sėkmės. Labai ačiū. Gero renginio. Ačiū labai. Taip, kad, mėly žiūrovai, tikrai užsukit Retro Madam, pažiūrėkit, kokio įspūdingo grožio yra suknelės kuriamas ir kviečiu taip pat įsigyti. Ir Gabija, komentaruose tu parašysi, gerai, žinutę, kad žmonės žinotų, kaip tave susirasti, galbūt Būtinai. norės kažkokių klausimų paklausti, galbūt ir apie renginį. Tai ačiū labai už šį moterišką įkvepiantį pokalbį. Ačiū labai tau. Tai iki susitikimo kitą kartą. Iki.